Iš pykčio vieną dieną Petras ėmė tarkuoti, bulvės po ranka pasirinkimo jokio, mėsos primaltos šalia dar buvo, tai kaip nepabandžius jos neįvynioti. Štai kaip gimė Cepelinas, taip prasidėjo tautos atgimimas. Cvirka, tai mūsų šaunuolis, taip jis iškepė dar ir tarkuolį. Nuo tos dienos Petras pakriko, valgė tik tai bulvės, tik jos jam tiko. Su žmonos kaprizais jisai nesutiko, todėl ir jai tik tai bulvės beliko. Cepelinai, jie jėga paaukojo jis gyvenimą. Na ir kas, kad jis stora, ji graži, nes ji kaip bulvė. Poros mėgsta šerti gulbės, Aš mėgstu valgyti bulves, lupti, virti, tarkuoti, preparuoti, kartofelinę meilę spekuliuoti. Cepelinai su mėsa šį vakarą vėsų, jie paims tavo tamsą ir keis ją į šviesą. Jie ims tavo melą, kol spinduliuosi tiesą. Bulvės, bulvės, mėsa ir grietinė, svagūnai, taukai, druska ir virtinė. Įvykių, kurios tu kontroliuosi, aš netikiu, kad tu nekontempliuosi šio patiekalo kalorinio smūgio, savo gyvenimo ir tampimo plūgo, savo realybės ir jos širdies dūžių, nesversi vertybių ir tampimo ūsų, kurie ir taip jau yra nutampyti. Turi būt trumparegis, kad nematyti, kad cepai valgomi tik tai su spirgais ir vyšnios raškomos tik balnoj žirga. Tarp ryškiausių žvaigždžių viena tiesa mirga. Ji yra tokia, kad cepai jėga. Cepai jėga, Cepelinai jėga. Poros mėgsta šerti gulbės, Aš mėgstu valgyti bulves, lupti, virti, tarkuoti, preparuoti, kartofelinę meilę spekuliuoti.